Labai malonu, labą vakarą visiems. Parašykite, ar gerai girdite mane, ar geras garsas. Parašykite, ar geras garsas. Ar gerai girdisi. Ar gerai girdisi, parašykite. Kas galite, parašykite, nematau dar komentaruose, kad kas parašytų, ar gerai girdisi. Nesvarbu, bandysiu kalbėti, gal tikrai girdisi viskas. Tikiuosi, tai kas manęs dar nepažįstat, nes čia jungiasi vis naujų ir naujų narių į grupę. Tai esu grupės įkūrėja, administratorė Kristina Olechienė, kurią įkūriau, šitą grupę įkūriau pačios pandemijos pradžioje. Tai čia kas mane bando, kad aš nesusigaudau situacijoje dabartinėje bando apkaltinti. Tai tikrai labai puikiai susigaudau ir susigaudžiau visą tą laiką. Ir šiandien būtent pakalbėsiu apie viską, ką suprantu, kaip suprantu ir kaip man viskas matosi. Tai esu kandidatė į Šakių rajono savivaldybę. Kaip čia dabar dar pasakyti, pridėti man reikia. Galima sakyti, dabar šitas pokalbis mano bus nemokama politinė reklama. Galima taip, nes jeigu aš dabar kalbu ir šito nepasakau, tai čia gali būti kažkokios nuobaudos mums. Tai va, apie ką noriu aš pakalbėti. Čia truputį pasirašiau tiesiog punktus, apie ką norėsiu pašnekėti. Tai kaip ir minėjau, man yra svarbi nuo pat pradžių, nuo pereitų metų vasario 24 dienos, aš pačią pirmą dieną karinių veiksmų pasakiau, kad tai yra antra serija to pačio filmo. Ir kad man yra svarbi taika. Aš matau tyčinį darymą visko. Čia yra globaliai viskas sumastyta ir sugalvota. Ir čia tiesiog aš patvirtinu tiem, kurie sakė, kad aš nesusigaudau. Aš susigaudžiau nuo pat pirmos karo veiksmų dienos. Apie tą, aišku, labai taip plačiai nekalbėjau, bet aš pirmą dieną padariau video gamtoje būdama. Ir tuo metu kaip tik nustojo gal 2 savaitėms skraidyti lėktuvai, kurie purškė ant mūsų nuodus visą tą laiką ir buvo apstoję daryti šitą chemtrailus, ką dabar daro iki šios dienos ir mes nematome saulės. Manau, irgi puikiai visi šitą suprantat ir suprantat, iš ko tos ligos atsirado ir kas čia dėjosi ir kas čia vyko. Tai va, aš taip pat remiu gerąją kaiminystę. Tai pirmiausia, man svarbi taika ir gera kaiminystė. Ir tikrai pritariu šitam geros kaiminystės forumui, kuris tikrai daro gerą darbą, manau, kad ne su kaimynais mums reikės gyventi visą gyvenimą. Ir tikrai suvokiau ir supratau, kas vyko dar 2020 metų rugpjūčio mėnesį, kada buvo daromas tas Ale Baltijos kelias. Man tai buvo koktu žiūrėti, tai buvo išniekintas mūsų Baltijos kelias. Ir žinau, ką jie norėjo tuo metu padaryti globalistai Baltarusijoje. Jie norėjo tą patį padaryti, ką darė Ukrainoje 14 metais, ką pas mus padarė
galima sakyti 90-91 metais. 1990-91 metais. Gaila, aišku, aš irgi buvau pasimovusi dar sąjūdžio laikais, 1990, nu ten nuo 88 metų visas tas vyko. Aš tuo metu gyvenau Vilniuje ir aš pati pasimoviau ant šito apgaulės šitos, kuri dabar tik tai praktiškai tapo aiški ir kad mes esame korporacija Vašingtone užregistruota, tai vat aš tikrai žinau, kas yra ir kas čia vyksta. Tai va čia tiek apie dabar tą, kaip pasakyti, apie kaimynus, su kaimynais mums reiks gyventi visą amžių, niekur mes nesidėsime nei nuo Lenkų, nei nuo Rusų, nei nuo Baltarusių. O manau, kad su kaimynais mes turime gyventi tikrai, sugyventi ir būti draugiški ir padėti vieni kitiems, nes dabar netgi paėmusi savo artimiausius, kur gyvena kaimynai, tai jeigu mes su kaimynais nesugyvenam, tai kažkokiu tai irgi ar nelaimės atveju ar kažkuo tai, kur mes galėtume pirmiausia kreiptis, jeigu ne į kaimyną. Tik tai gera kaiminystė mums užtikrina normalų gyvenimą ir egzistavimą. Dabar yra labai stipriai eskaluojama karo tema, labai yra stipriai eskaluojama. Ir šiandien netgi jau skaičiau Eglės Jurėnaitės pasidalintą straipsnį, postą, kad jau yra imami jauni vaikinai. Aš kaip mama, kaip užauginusi 2 sūnus, man tai irgi yra labai svarbu, kad mes tikrai nebūtume įtraukti į šitą absurdišką karą, kurio labai trokšta kažkodėl tai mūsų valdantieji. Nu, aišku, dėl ko jie trokšta ir kas čia vyksta. Toliau labai keista, kur pradingo šitas mūsų gelbėtojas, plaukiojantis, irgi čia taip pasireiškė ir Baltijos kely, ir čia bandė gelbėti mus jau, galima sakyti, įpusėjus pandemijai, bet taip ir tos pagalbos niekas, manau, nepajuto iš jo, realių darbų jokių nebuvo padaryta, bet jis dabar kažkur tai dingo. Manau, suprantat, apie ką aš kalbu. Visi. Labai norėjau šiandien pakalbėti ir ačiū Erikai Švenčionienei, kuri priminė šitą temą man apie vandenį. Apie vandenį, kur norima apmokestinti gręžinius gyventojų, kurie yra pasidarę už savo lėšas. Vat pas mus kaimynai yra pasidarę gręžinį, dar už litus pasidarę. Jiem niekas jokių nedavė nei pagalbų, nei paramų, nei kompensacijų. Jie už savo sutaupytus pinigus, kiek žinau, už kažkur netoli ar apie 20 000 litų yra susimokėję. Tai tuo laiku buvo didžiuliai pinigai, jie pasidarė tą gręžinį, kadangi irgi turi nedidelį ūkelį, ūkininkauja, yra tokie nedideli ūkininkai. Ir jiem reikėjo ir gyvuliam, mūsų šitas kraštas, nežinau, kas čia yra, pas mus yra šuliniuose pastoviai trūksta vandens. Tai va, ir pas juos trūkdavo, ir Kūdroje toje būdavo mažai vandens. Ir žmonės nutarė pasidaryti gręžinį. Ir manau, tokių gręžinių, kur žmonės už savo pinigus pasidarė, tikrai yra labai daug Lietuvoje, tokių gyventojų. O dar ir sušnekėjo, kad apmokestint šulinius. Tai vat mano šulinys, aš 3 metus šulinį neturėjau vandenio. Pas mus yra 2 šuliniai ir buvo tokios sausros, kad šuliniuose mes neturėjom vandenio. Ir man veždavo būtent tie kaimynai iš savo gręžinio, man gelbėjo.
Tai va, kaip reikia būti draugiškiem su kaimynais. Tai tas pats liečia ir šalis, ir mes turime gyventi būtent draugiškai su kaimynais. Nes man niekas daugiau negalėjo pagelbėti su vandeniu, tik tai būtent tie kaimynai. Nes jie turėjo gręžinį. Tai aš 3 metus vežiausi vandenį. Ir dabar atėjus šitam laikui, ką jie kalba apie vandens apmokestinimą, netgi šulinių, tai mano šuliniai sausros metu būna tušti. Tai aš dar turėčiau mokėti jiem ir už tuščius šulinius, o mano kaimyną tiesiog apmokestintų, dar, kaip pasakyti, jis pats yra susimokėjęs ir pasidaręs tą gręžinį, ir dar ten už tuos įrenginius, jie ten reikia ir jų priežiūrai, ten kažkiek tai reikia juos eksploatuojant irgi dar mokėti. Ir jie drįsta kalbėti, kad apmokestinti gręžinius ir apmokestinti šulinius. Čia iš viso viršūnių viršūnė. Man tai yra, nesuvokiami dalykai. Viską nori pasimti, už viską jie nori mūsų apiplėšti, kaip aš sakiau, kaip apie su elektra, su viskuo, tai yra plėšikai ir telefoniniai sukčiai. Ta galiu pakartoti ir dabar. Tai va, ir dar pasikartosiu, esu gyvenusi Airijoje ir ten vanduo po šiai dienai aplamai yra nemokamas. Absoliučiai nemokamas vanduo. Ten buvo sugalvoję prieš kokius gal 9-8 metus tą vandenį apmokestinti. Ten jau darė tuos pajungimus prie namų, kad skaitliukus kažkokius tai įvesti, bet ten labai pasipriešino stipriai žmonės ir tie, kurie dar susimokėjo, netgi buvo pargražinti atgal pinigai. Aš tuo metu gyvenau Airijoje ir mačiau, kaip priešinosi žmonės ir kai man pasako, kad tai ką aš čia vienas galiu, ką aš čia galiu padaryti, galima viską padaryti, tik reikia pradėti daryti. Arba nedaryti, ką jie sako mums daryti. Irgi yra išeitis. Tai va, ir tam dėl to vandenio turi žmonės irgi kaip burtis į bendruomenės. Jeigu jie tikrai čia sugalvos tą vandenį šitaip drastiškai apmokestinti tų gręžinių ir šulinių, tiesiog daryti tokias organizacijas, aš manau, ir kažkaip tai atstovėti. Ką matau dabar, o šiaip pas mus vanduo, tai pažiūrėkit, netgi parduotuvėse kokia vandens yra kaina, jau praktiškai ko gero kai kur brangesnė ir už pieną, ypač dar aš kaip man teko keliauti iš Airijos į Vilnių, į Kauną parskrisdavau ir kaip reikdavo atgal skristi, reiškiasi tu iki vartų tų praėjimo, patikrinimo, tu turi išmesti vandenį, kurį turi buteliuką, ir jau ten viduje tu turi pirkti, aš prisimenu, pirkdavom už 4 litus tą mažiuką buteliuką, nes norisi gerti lėktuve. Tai va, jau aš tada pamačiau, koks yra apiplėšimas Lietuvoje. Tokių kainų, pavyzdžiui, Airijoje nebuvo, o Lietuvoje jau tada plėšė už vandenį. Tai aišku, jie gudručiai, jie labai gudrus yra. Jie visur, kaip mato, iš kur galima čia tą pinigą pasidaryti, nes dabar dievas pinigas, jie daugiau nieko nemato, tik tai pinigai, jų akise pinigai, be pinigų jie daugiau nieko nemato, nei žmogaus nebemato, nei vaiko nebemato, jie nieko nebemato. Jiem tik pinigai. O kiek žinoma, po mūsų Lietuvą yra didelis klodas gėlo vandens, o šiaip pasaulyje yra trūkumas vandens. Taigi čia vėl aukso gysla pas mus. Gal netgi yra noras čia mus visus iš čia išnaikinti, kad tendencija tokia, žmonės išvažinėja,
nu, ir kitaip žmonės jau iškeliauja į Anapilį, išeina dabar. Aš visai neatmetu tokio tikslo, kad čia yra taip ruošiama kaip teritorija visiškai atlaisvinta. Va, galės vandenį kiek norės čia pumpuoti iš mūsų krašto. Ir dar dabar norėjau pakalbėti apie šitą visą susidariusią pieno krizę. Ką aš matau? Taip, žmonės protestuoja, žmonės kai kurie išpila pieną, pieno išpilimo tikrai nepateisinu, labai suprantu visus energetinius dalykus, šitokiom akcijom mes tikrai galim į Lietuvą prisišaukti badą, nes tai yra, nu tikrai, žinokit, aš kaip sakau, aš būdavo pasibaisėjus, kaip žmonės duoną išmeta nesunaudota, pavyzdžiui, dar visai valgoma duona, jinai tiesiog išmetama, tą teko matyti Airijoje kavinėse, kai buvo daroma, man tiesiog širdį skauda, tas pats man yra ir dėl pieno. Man skauda širdį, kai aš matau, kaip yra pilamas į laukus, į kanalizaciją pienas ir ten vienas ūkininkas, toks nedidelis ūkininkas šitą akciją padarė. Nu tikrai aš manau, kad jam nebuvo sudėtinga tiesiog pasiūlyti žmonėm, tiem patiem kaimynam, iš jo tą pieną paimti, bet nepilti į laukus ar į kanalizaciją. Ir ką aš matau? Aš matau tokį chaotišką veiksmą. Nėra organizuotumo. O turėtų jau per šitą laiką, kaip ta krizė prasidėjo, aš taip matau ir aš galvoju, aš taip daryčiau, būdama ūkininkų vietoje, aišku, man čia lengva patarinėti, bet aš taip matau, kad jie jau turėjo kažkokį tai susiorganizuoti tokį komitetą šito viso streiko ir tiesiog koordinuoti veiksmus. Dabar viskas vyksta chaotiškai, žmonės tą pieną atidavinėja, čia mes dalinamės tais skelbimais, taip, viskas kaip ir gerai, bet nėra to tokio, turi būti organizuotai šitas, imti turi ūkininkai į savo rankas visą šitą dalyką, visą šitą reikalą tos pieno krizės. Ir čia irgi viskas yra vykdoma pagal planą. Lietuva papuolusi į šitą planą. Vienose šalyse vienaip yra naikinami žmonės ir ūkiai ir visa ekonomika, pas mus pasirinktas dabar va šitas planas. Taip sunaikinti. Užkėlėm už viską elektros kainas. Visur aš tą patį įžvelgiu, tą pačią dirigento ranką, visur iš ten diriguojama, iš centro viso. Viskas eina pagal planus. Ir sunaikinus pieno, tuos, kaip čia pasakyti, kurie pristato pieno gamintojus, žaliavinio pieno, kažkiek tai, manau, įtakos ir į tų perdirbėjus, nes jie irgi yra kažkokias tai sutartis pasirašę, kažkur tai tiekia pagamintą tą savo produkciją ir manau, kad griūtis gali prasidėti ir toliau, bet jiem šiek tiek yra lengviau, jie gali atsivežti pieno iš tų pačių kaimynų, Latvių, Estų, paskui šitų Lenkų, o Lenkija dabar, kiek girdėjau, jau pas mus iš ūkininkų supirkinėja karves, kurie jau nebenori toliau tų ūkių laikyti, nes tikrai pelno nebėra, manau, ten jau žmonės eina į nuostolius. Tai čia per šitą dabar pieno krizę, per elektrų kainų sukelimą, ten ir dujų, ir elektros kainų sukelimą bus pilna pas mus ekonominė krizė. Irgi, kuri yra, manau, užmanyta, sakau, būtent mūsų kraštams šitas užmanymas yra. Tai ką aš matau?
Ir sakau, čia kurie kalba, kad aš nesusigaudau, tai aš labai puikiai susigaudau, tik ne visada tą pasakau ar ten kalbu garsiai apie tai. Dabar dar norėjau pašnekėti apie simbolius. Ai, dar apie pieną. Dar norėjau apie pieną pridėti. Ką aš dar matau? Aš matau tokią išeitį, kad ūkininkai galėtų tiesiog kooperuotis vieni su kitais, netgi ir mėsos, vienu žodžiu, kurie mėsą augina, kurie paukščius augina. Tiesiog tokias kooperuotis į ūkius, kažkokias nusipirkti perdirbimo, kad ir nedidelės tokias, tiesiog įmonėlės pasistatyti. Ir nors aišku, jau tą reikėjo daryti anksčiau, bet dar manau, kad galima pradėti ir dabar, kad ir pradėti nuo mažesnių kažkokius tai kioskelius statytis, ką daro kitų šalių ūkininkai. Kiek man teko domėtis, tai sėkmingai tą daro Olandijoje ir kitose šalyse. Tiesiog apie tai ir tiesiog prekiauti tiesiogiai su gyventojais. Ką ir dabar veža pieną, atiduoda. Aš suprantu, tai yra vargas dabar, kada tu tik nuvežiai, pridavai, čia jau reikia pasikrūtinti, pasijudinti, pamastyti ir kažką daryti. Aišku, aš tik tai galiu taip, kaip pasakyti, iš savo matymo, kaip aš suvokiu ir kaip aš matau kalbėti. Toliau apie simbolius. Matome, kas darosi. Matome, kad mūsų viskas yra pamėlynavę ir pageltonavę, kad mūsų nebelieka simbolių. Simboliai mūsų kaip valstybei, kurios mes, aišku, jau dabar galima sakyti ir nebeturime, tai yra korporacija. Simboliai yra labai svarbu, tai yra jie atėję iš protėvių, kurie su tais simboliais laikė mūsų valstybę, kurie energetiškai yra įsigalinę tie simboliai. Ir kada mes dabar visur plevėsuoja tos su pakelto žirgo uodega vėliavos, tai su tokiu simboliu, tas ir vyksta. Jūs pagalvokit, ką toks simbolis neša Lietuvai. Plus, kiek dabar sužinojau, tai šitas simbolis buvo pakeistas. Pradžioj buvo priimtas smetoninės Lietuvos vytis kaip herbas, o šitą simbolį mum pakeitė 1999 metais. Tai dabar apverskit aukštyn kojom ir ką mes ten pamatysim. Neatsitiktinai. Žinokit, viskas vyksta neatsitiktinai. Atsitiktinumų niekur nėra ir būti negali. Tai dabar mums reiktų kažkaip tuos simbolius susigrąžinti, jeigu mes norime susigrąžinti valstybę. Tai mums reikalingi būtinai simboliai. Dabar tie simboliai mūsų yra visiškai nustumti, uždėta ant jų mėlyną geltoną, man atrodo visi matėt, ant visų savivaldybių herbų, visur plazda tos vėliavos. Jūs ten palaikykit, kiek nori tą Ukrainą. Aišku, labai gaila žmonių, kurie irgi papuolė į šitą visą mėsmalę. Labai gaila, tikrai. Bet man gaila ir mūsų žmonių, man gaila ir mūsų Lietuvos, ir man gaila, kas dabar vyksta su medicininėm įstaigom, kad žmonės šitiek turi stovėti. Man tai, žinokit, yra juokinga, kai yra milijonai sukišti į sveikatos elektroninę visą šitą sistemą ir jie
Vienu žodžiu, negali žmogus užsiregistruoti internetu, turi stovėti šalti žiemos metu. Nu, man, žinokit, tai yra, kažkas košmariško. O šitaip gyrė tą sistemą, čia dabar žmogus galės susiregistruoti pats, ten įeiti viską pasižiūrėti. Tai kokio tada galo ten reikia eiti dabar stovėti, kad gauti tuos ten numerėlius. Viskas iškreipta. Aišku, aš suprantu dėl ko ir manau, jūs kiekvienas dauguma suprantate dėl ko ir dėl ko čia viskas daroma. Vėl norima viską suprivatizuoti, viską padaryti mokamą. Tai man įdomu, o tai žmonės, kodėl mes visi mokam ten tuos mokesčius? Kaip jūs galvojat, kaip mes galėtume atsisakyti tada mokėti tuos mokesčius visus? Tų ligonių kasom, nesveikatos, o ligonių kasom, man čia visada labai įdomus dalykas būdavo, iškyla toksai pamastymas. Aišku, jiem ligoniai tai reikalingi, jie iš ligonių gyvena, kad čia iš sveiko žmogaus, taigi iš sveiko nieko nepaimsi. Sveikas žmogus yra sveikas žmogus, o jiem reikia ligonių. Tai va, jie ir daro dabar tuos ligonius, kuo daugiau štampuoti ligonių, kuo mažiau jų priimti į valstybinės poliklinikas ir valstybinės ligoninės, reikia kurti būtent šitas privačias, kur ten galima jau apiplėšinėti žmogų ir kuris ne kiekvienas gali ten kreiptis. Aš, pavyzdžiui, negalėčiau kreiptis, jeigu ten būtų vizitas koks 100 eurų. Tikrai ne. Aš jau pasirenku tada, nežinau, numirti namuose. Ką daryti? Va, tai kaip ir šitą apkalbėjau simbolius ir šiek tiek ligoninės paliečiau. Dabar čia girdėjau tokį atsiliepimą, kad yra klastojami rinkimų rezultatai. Nežinau, šito įrodyti negaliu, bet tai yra neatmetama tokia galimybė. Ir aplamai daug kalbų apie tuos rinkimus, eiti, neiti. Čia kiekvieno, aišku, pasirinkimas į tuos rinkimus eiti ar neiti. Kaip kas jau čia supranta apie tai, aš turiu irgi savo nuomonę apie šituos rinkimus. Dar vis kažkaip tai galvoju, kad gal vis dėlto įmanoma ten kažką išrinkti, nors mano atveju tai aš tiesiog dabar einu pažiūrėti, ar tikrai mane prileis prie ten. Man toks jausmas, kad jie manęs ten neprileis. Kai jau reikės iki galo daeiti, tai ten irgi gali būti kažkas tai padaryta, kad tokių kaip aš, tai aš nemanau, kad ten reikia. Jiems, vienu žodžiu. Bet siūlau, kad daug žmonių rašytųsi į rinkimų stebėtojus. Tai būtų viena iš tokių galimybių kažkiek tai galbūt įtakoti tuos kad neklastotų, kad kažko tai nepridarytų. Bet vėl yra toks, girdėjau šiandien tokį, čia kažkas pasakojo per YouTube, kad kai buvo jau čia praeiti rinkimai, taip supratau, išsinešė dėžę, po 10 minučių atnešė tą dėžę atgal, kažkur išsinešė, paskui kažkur atnešė, tie stebėtojai ten nenuėjo. Tai tokius dalykus, aš sakyčiau, dabar turint tuos visus išmaniuosius telefonus ir viską, taigi galima filmuoti, netiesiogiai rodyti ir tiesiog nufiksuoti viską. Aš prisimenu, Sąjūdžio laiku aš buvau irgi stebėtoja, Vilniuje tada gyvenau, ten buvo gan didelė ta apylinkė. Labai daug žmonių ėjo, tai mums ten leido žiūrėti ir galų gale jie ten skaičiuoja, matai kaip skaičiuoja, matai tuos biuletenius, nieks niekur tų dėžių neišnešė ir galų gale, užsirašai tą rezultatą, kokį gavosi, ir jeigu kiekvienoje apylinkėje
yra savi žmonės, kurie suskaičiuoja tuos tikrus rezultatus ir pateikia, tai gali kažkuom tai galbūt užginčyti vėliau. Nu, bent jau aš taip galvoju, bet čia aišku, pas mus iki teisinės valstybės kaip ir tolokai esam. Tai va, tai atrodo tiek apie stebėtojus, bet reiktų žmonėm, jeigu norit kažką tai, kad būtų kažkas tai keistųsi kitaip, tai aš tikrai rekomenduočiau ir prašyčiau ir raginčiau eiti kuo daugiau į stebėtojus. Prie apylinkių, kad bent jau apylinkėse būtų po tokius nepriklausomus stebėtojus, po kokius 2-3 žmonės. Toliau, ką dar norėjau pasakyti, reiškiasi, vėl grupėje yra ribojamas postų pasiekiamumas, ką pastebiu. Čia vėl kažką tai patvirtinau, tie fukčekeriai man vėl parašė ten, kad vienu žodžiu, su grasinimais pastoviai, kad uždarys man grupę ir tuo pačiu jie tada apriboja tą postų pasiekiamumą ir matomumą. Tai jeigu netingi, tai karts nuo karto užeikit patys į grupę ir pasižiūrėkit postus. Ir komentarai kelia postus, paspaudimai patikimo ir ypač jeigu deda širdeles irgi kelia postus. Tai tokiu būdu, kuo daugiau yra paspaudimų, kuo daugiau yra teigiamų paspaudimų, nedėkit netgi ant tų postų, kur yra ten tokį, kur jau jum pyktis ima, nedėkit piktų veidelių, ašarėlių nedėkit, nes šitie postai irgi žeminami yra, jų matomumas yra žeminamas. Tai atrodo tiek, klausimų kaip ir nematau, gal kas ką noriu paklausti, visi tyli, žiūri ir niekas nieko man nesako. Kas čia yra? Va. Tai ką, tada baigsiu transliaciją, nes klausimų nematau. Pradžioje čia buvo lyg daugiau žiūrinčių. Aš sakau, matomumas, netgi mano tiesioginės transliacijos, jisai yra apribotas, matomumas, kaip ir mano pačios anketoje irgi yra paskyroje, irgi tie matomumai ribojami, žeminami. Aš matau netgi sąryšį, jeigu mano grupiai pamažina tą, kadangi aš esu administratorė, automatiškai matomumas mažinamas ir mano, kaip sakyti, profilyje irgi tas pats. Tai kągi, mėlyjeji, ačiū, kad žiūrėjote. Sakau, klausimų nematau, turbūt jums viskas aišku ir suprantama. Taip suprantu, kas čia vyksta. Tai ko gero šiandien tiek. Gero jums laiko. Kaip visada linkiu išlikti ramybėje, nes tik iš ramybės sprendžiasi visos problemos būnant ramybėje. Jeigu būnam chaose, būname panikoje, iš to tą ir paskui gauname dar daugiau. Čia yra tokie visatos dėsniai, energija taip vaikšto. Jeigu aš turiu viduje ramybę, tai ir aplink pas mane tvyro ramybė. Jeigu aš viduj turiu paniką, ar baimę, ar chaosą, tai aš to dar pritrauksiu daugiau, nes ten bus mano dėmesys. Ko aš turiu, į kur aš nukreipusi savo dėmesį, ten visa plaukia mano gyvybinė energija. Ir jos ten tiesiog daugėja to, į ką aš nukreipusi. Jeigu aš bijau ten kažko tai, tai va, dar tų baimių daugės ir jau galų gale paskui iki tiek, kad pakils iki panikos. Tai aš pati asmeniškai esu tikrai rami dėl visko, kas buvo, kas yra ir kas bus. Kažkaip tai neturiu tos tokios baimės kažkam tai
Nu, bus tai bus, ką, sutiksim tą, ką bus. Nuo to, jeigu galim pabėgti, tai bėkim, nors nuo savęs niekur nepabėgsim. Nuo savo, kaip galima sakyti, likimo niekur nepabėgsim. Bet kas nori bėgti, nu tai irgi toks, ko gero, žmogaus likimas yra. Jeigu nori bėgti, tai jis ir bėga. Bet niekur nepabėga, vis tiek tas likimas eina su juo kartu. Jeigu jau tau nulemta iš ten, būtent tą dieną ar numirti, ar susirgti, ar pasveikti, tai taip ir bus. Aš šituo tikiu, šitas man, kaip pasakyti, aš visą gyvenimą, dabar va, paskutinį gyvenimo laikotarpį, va taip gyvenu ir stebiu, ir taip yra man asmeniškai pasitvirtina. Tai va, tai linkiu visiems gero laiko, gerų emocijų teigiamų, kuo daugiau patirti. Aišku, šitam laikmetį gan galbūt sudėtinga jas patirti, bet žiūrėkite daugiau į šviesą, į tiesą, į taiką, į kuo mažiau žiūrėkite apie karą, nes, sakau, kur energija, ten ir mūsų gyvybinė energija ir mes tą pritraukiame. Tai va, iki kitų susitikimų.